Labą dieną, su jumis Rokas ir šiandien papasakosiu, ką daryti, kad turėti geresnius santykius šeimoje. Yra trys energijos ir iš tų trijų energijų viena energija yra gera, kitos dvi kaip ir nereikalingos. Tai pirmoji energija tai yra pasiaukojimas, antroji energija yra atsidavimas ir trečioji energija yra apatija. Taigi pasiaukojimo energija yra negera energija, todėl kad pasiaukodamas žmogus save išdalina, atiduoda, ko pasėkoje netenka savo tam tikrų dalių, netenka energijos ir dažnas atvejis, kad naudojant šią energiją tiesiog atsiranda šeimoje ar tiesiog kitur žmonės, kurie mums atsisėda ant pečių, atsisėda mums ant galvos, kaip sakant. Ir tai apsunkina tobulėjimą, ėjimą į priekį ir tiesiog gaunamas yra negatyvus rezultatas. To reikia stengtis išvengti. Kitas kraštutinumas yra apatija. Žmogus niekada negali ir aukotis, negali būti ir apatiškas ir ignoruoti. Tai irgi yra negatyvu ir dažnai jeigu kažkur jūs ignoruosit savo šeimos narius ar netgi ne tik šeimos narius, tuos žmonės, su kuriais reiktų bendradarbiauti, tai tiesiog su tais, kuriais norėsit jūs bendradarbiauti, irgi jūs ignoruos. Pagrindinis dalykas, kas turi būti santykiuose ir šeimoje, tai yra atsidavimas. Ką tai reiškia? Kartais mums būna tokių situacijų, kurios yra mums nemalonios. Tarkim, pavyzdžiui, vienas šeimos narys, kaip pavyzdys, tiesiog vienas iš daugelio, kurį gali būti, tai yra vienas šeimos narys nori eiti į teatrą. Kitam tas teatras visiškai nepatinka, bet nuėjus kartu į tą teatrą, tas mūsų partneris, mylimasis, jis daug geriau jausis. Ir tie santykiai, ryšys tarp jūsų bus daug stipresni ir tiesiog tokiu būdu, kad ir situacijai buvo ganėtinai nemalonu, galbūt tas nuėjimas į teatrą, bet bendroji sumoj santykiai daug bus geresni. Taigi, tiesiog tie žingsniai padaryti jūsų, kur būtent, kad ir yra jie nelabai malonūs, bet bendroji sumoje imant bendrus santykius, bendrą tą visą jų eigą, jie nuo to gerės, tai yra būtent atsidavimas santykiams. O pasiaukojime, jeigu jūs, tai jau tiesiog tie santykiai jau neis į pliusą, jau eis į minusą, nes kuo toliau, tuo labiau jums lips ant galvos. Taigi, santykiuose reikia, kad būtų išlaikyta ta pusiausvyra, turi būti ir atsidavimas. Tai tiek apie santykius. Iki.